Sveiki, laba diena, bendra taro prognozė sausio 13-19 dienai. Avinas, jautis, dvyniai. Pradėsime nuo avino. Pasižiūrėkime avino, kasgi laukia, kokios nuotaikos bus šią savaitę. Asmeninis gyvenimas, darbas, pinigai ir patarimas. Taip, kokios nuotaikos avino? Avinas vis dėlto toksai pasyvioji situacijai, tai toks pasyvus. Iš tikrųjų jisai, kaip sakant, tokios nuotaikos, kad ar galbūt savo norų nieko nenori keisti. Nu, tiesiog toks, taip, kaip yra, nu ir nieko nepakeisiu. Ar vis dėlto tai tokios aplinkybės yra, kurios tiesiog aviną šią savaitę tiesiog verčia jaustis taip, kad, nu, ta prasme, jokio judesio, nieko nėra, pasyvumas, jokio aktyvumo, absoliučiai. Ta prasme, toks jausmas, kad iš vis nieko negalima pakeisti, užstrigęs yra, supranta, tokios nuotaikos. Arba tiesiog iš tiesų nieko nenori nei keisti, nei daryti, absoliučiai. Asmeninis gyvenimas. Asmeniniam gyvenime yra tokie maži konfliktai. Vis dėlto asmeniniam gyvenime avinas vis dėlto išgyvena kažkokius mažus konfliktus. Tai galbūt ir susijęs tas pasyvumas, galima sakyti, pasikabinęs avinas yra toj kažkokioj situacijoje, dėl kurios vyksta kažkokie maži konfliktai. Iš tiesų tie konfliktai, jie tokie bereikšmiai, tokie vaikiški, galima sakyti, daugiau iš principo. Nu, nenusileisiu, ta prasme. Tai arba avinas nenusileidžia iš principo, tiesiog galima sakyti iš idėjos, arba kažkas tai iš aplinkinių avinų ir tie konfliktinės tokios situacijos daugiau yra iš idėjos. Darbas darbe, būtent darbe kažkas tai avinui galbūt atrodo vienaip, bet iš tikrųjų tai yra iliuzija. Tai būtent avinui kokia situacija atrodo, kas vyksta darbe, galbūt tai iš tiesų tik tai iliuzija, tai nieko tikro nėra. Suprantat, galbūt avinas netaip supranta, galbūt netaip įsivaizduoja, žodžiu, kažkokia tai iliuzija. Pinigai, pinigų srityje kas yra? Būtent vėl tas pasyvumas. Nežinau, ką daryti, nieko nenoriu daryti, energijų neturiu, noro neturiu ir, žodžiu, viskas. Suprantate, tas pasyvumas, nėra tos energijos. Avinas nemato kažkokių galimybių, nemato realiai situacijos, kad galbūt būtent iliuzijos tos gyvena iliuzijos ir nenori matyti realiai situacijos, kad galbūt gali būti ir geriau. Galbūt avinas tiesiog jaučiasi labai blogai darbe, taip jam atrodo, taip, kad kažkas darbe vyksta ne taip, kaip jam norėtųsi, bet tai yra iliuzija, suprantat. Ir būtent avinas nemato realiai situacijos. Pinigų srityje jisai taipogi piniguose nemato realiai situacijos, nes taip pasyvus, reikia iš tikrųjų imtis kažkokių iniciatyvų. Nes būtent visa šitą savaitę tiesiog pasyvumas yra avinui. Ir patarimas avinui. Vis dėlto patarimas avinui būtų toksai šią savaitę, kad vis dėlto dirbkite, darykite, reikia tos energijos, žemiškos energijos, dirbkite, veikite. Žodžiu, ir būtent to reikalinga avinui energija, reikalinga galbūt svajonė, reikalinga idėja. Arba tiesiog iš vis šią savaitę avinas toksai užgesęs, kad reikia jam tos ugnies, tikros energijos. Nes tai šią savaitę užgesęs. Ir būtent šitos energijos gali būti susijusios, kad avinas tokioje situacijoje tiesiog galbūt tai yra susiję vis dėlto su jausmais. Suprantat, kad vis dėlto galbūt kažkas vyksta ne taip, kaip norėtųsi avinui jausmų srityje. Ir užtat ir gaunasi absoliučiai, kaip sakant, niekas neįdomu, gyvenimas nemielas. Prabuskite, užsidėkite tą gyvenimišką ugnimi ir dirbkite, darykite, nes jeigu ne, tas pasyvumas, kaip sakant, tikrai nieko gero nežada. Dabar pasižiūrėkime jautį. Pasižiūrėkime jautis. Jautis sausio 13-19 diena. Be abejo, suprantate, kad tai yra bendra taro prognozė. Tai galima sakyti, prognozę darome. Darau
zodiako ženklam, tai nėra tų tikrųjų energijų ir tai logiška, kad tokios prognozės, kurios netinka visiems ir tai yra normalu. Nes iš tikrųjų tokios yra prognozės ir labai sunku, kaip sakant, daryti, nes nėra tų tikrųjų energijų. Būtent kada žmogui daro prognozę, tiesiog tai yra būtent to žmogaus energija, būtent tu tą žmogų skanuoji. Taip, dabar jautis, pasižiūrėkime, kokios gi nuotaikos. Asmeninis gyvenimas, darbas, pinigai ir patarimas. Taip, kokios gi nuotaikos? Jautis iš tiesų taipogi bando išlaukti kažkas tai, kas savaime pasikeis, tiesiog arba žmogus, kuris nenori matyti realiai situacijos. Jisai galbūt mato problemas, žino, iš kur jos ateina, žino, kur yra ta problema, bet jisai tiesiog, aš nieko nematau, nieko negirdžiu, vadina šitos problemos ir nėra, suprantat. Arba tiesiog nenori imtis jokių veiksmų pirmas, gal kažkada tai savaime viskas įsispręs, gal kažkas tai kažką tai už mane įspręs. Žodžiu, laukiame. Tokios nuotaikos, ta prasme, nesiknisiu giliau, nes aišku, jeigu jautis pradėtų knistis giliau kažkokioje tai savo gyvenimo situacijoje, srityje, tikrai galbūt išlįstų labai daug visokiausių dalykų. Bet jisai galbūt jaučia, bet jisai tiesiog nenori. Nežinau. Asmeninis gyvenimas. Va būtent asmeniniam gyvenimui jaučiu reikėtų priimti kažkokius tai sprendimus, va būtent, kad jisai nenori, taip, vienas dalykas, bet iš tiesų realiai tai vis dėlto sprendimų metas. Galbūt iš tiesų asmeniniam gyvenime jaučiu iš tikrųjų kažkokie yra teismo sprendimai. Kažkas yra susijęs su teisėsauga, su kažkokiais tai teismais. Arba vis dėlto jaučiu šią savaitę asmeniniam gyvenime vis dėlto reikėtų galbūt va būtent pamatyti, taip, ir kas nereikalinga iš jo gyvenimo tiesiog pašalinti ir iš tikrųjų viską labai gerai apsvarstyti asmeniniam gyvenime. Darbas darbe, jaučiai vis dėlto gyvena praeitimi, jie galbūt gyvena kažkokiam tai nuoskaudom, kažkokios nuoskaudos, kurios yra išlikusios iš praeities, galbūt su darbo kolegom, o galbūt tiesiog kažkokios tai nuoskaudos likusios dėl kažkokio tai seno darbo, kurį galbūt turėjo palikti. Žodžiu, jautis gyvena praeitimi, kažkokiom tai nuoskaudom, tokia apatija. Pinigai. Be abejo, pinigai tai yra energija, kaip sakant. Jautis, turiu biškį užsimesti man iš čia. Pasižiūrėkime. Būtent jautis, jisai galbūt, jeigu tai yra suaugęs žmogus, pagyvenęs žmogus, tai jisai, kaip sakant, jaunatviškas, su pinigais gal elgiasi jaunatviškai, taip. Galbūt truputėlį ištaškiau, užsidegiau, kažką tai nusipirkau, kokio dalyko nereikia. Žodžiu, toksai truputėlį gali būti šitas variantas. Kad pinigus leidžiame nelabai apgalvoję, tiesiog iš impulso, greičiau taip. Ir va būtent nes dėl ko, kad jautis yra vis dėlto pasikabinęs galbūt tokioj situacijoj, kad perkasi laimę. Taip, kad kažką nusipirkau ir būsiu laimingas, suprantat, mane džiugina, bet iš tikrųjų tie daiktai paskui gali būti, kad jaučio visai net nedžiugina, suprantat. Prisiperka nereikalingų daiktų, kurių paskui jam net nereikia. Ir va tie pinigai tiesiog ir išplaukia, suprantat. Gal šitą dalyką reikėtų šią savaitę atkreipti dėmesį, kad vis dėlto galbūt nedaryti kažkokių tai impulsyvių pirkinių, kad paskiau savaitė praėjo ir tai pagalvoju, kam tas daiktas reikalingas, suprantat. Ir patarimas. Va būtent šią savaitę, jeigu jautis turės priimti kažkokius tai sprendimus savo gyvenime, svarbius sprendimus vis dėlto turi vadovauti savo širdimi. Tie sprendimai gali būti susiję su kažkokiu jaunuoliu, su jausmais, ta prasme su savo kokiu sužadėtiniu, draugu, arba tiesiog
dėl kažkokių tai gyvenimo įvykių, vis dėlto turėtų pasikliauti savo širdimi. Bet ir vėl patarimas, nesielkite impulsyviai. Va tai čia gal kaip ir su finansais gaunasi. Nesielkite impulsyviai. Tai galbūt ir asmeniniam gyvenime, va būtent reikia priimti tuos teisingus sprendimus. Reikia kažką tai tiesiog žiūrėti, spręsti, ko atsikratyti, ką pasilikti. Bet nesielkite impulsyviai. Vadovaukite savo širdimi, priimdami tuos sprendimus. Savo intuiciją, savo ką jums širdis sako, taip. Bet nesielkite impulsyviai. Ir dabar dvyniai. Pasižiūrėkime dvyniai. Sausio 13-19 diena. Pasižiūrėkime. Taip, dvyniai, kokios gi nuotaikos dvynių? Asmeninis gyvenimas, darbas, pinigai ir patarimas. Taip, dabar kokios gi nuotaikos dvynių šią savaitę? Vis dėlto dvyniai gali būti iš tikrųjų realiai fiziškai pavargę. Tiesiog gali būti fiziškai pavargę arba tiesiog jau emociškai pavargę, kad tokios nuotaikos, kad vis dėlto žmogus yra pavargęs. Per daug jisai galbūt yra užsikrovęs visokiausių atsakomybių, visokiausių pareigų. Galbūt yra visokiausių rūpesčių, kuriuos pats vienas galbūt bando išspręsti, žinot, kaip sakant, visos šeimos reikalus tiesiog jisai pats vienas sprendžia. Žodžiu, galima sakyti, šią savaitę dvyniai iš tiesų yra pavargę. Tai yra fizinis, emocinis nuovargis. Žmogus, kaip sakant, tempia, bet vieną dieną ir nugriūsiu. Asmeninis gyvenimas. O būtent asmeniniam gyvenime vis dėlto dėl kažkokių tai dalykų dvyniai gyvena praeitimi. Tai gali būti vis dėlto kažkokios tai nuoskaudos išlikusios, galbūt kažkokia buvusi meilė praėjusi, kažkokie jausmai. Žodžiu, ir dvyniai tiesiog, galima sakyti, nemato ateities, net negalvoja apie ateitį, nes visos jo mintis, visi jausmai yra tiesiog sutelkti į praeitį. Gal dėl to jis vis dėlto ir tempia tą naštą, kad vis dėlto, žinot, kaip sakant, širdies skausmai taip irgi. Darbas darbe, vis dėlto manyčiau, dvyniai tikrai labai gerai jaučiasi, tai yra draugiškas galbūt kolektyvas, galbūt tai yra tiesiog darbas susijęs su šeima, galbūt tai šeiminis verslas ar dar kažkas tai. Tiesiog taip, dvyniai darbe jaučiasi labai gerai. Tai yra ir kolektyvas geras, galbūt ir tiesiog dvyniai laimingi yra. Pinigai, būtent galbūt kažkokios tai buvo situacijos susijusios su pinigais, vis dėlto dvyniai tas problemas išsprendė ir jisai nugalėjo kažkokius tai gyvenime sunkumus, kažką tai susitvarkė. Tai galbūt būtent ir ta laimė, taip darbe yra. Bet atminkite, kad jūsų pergalė ne visi patenkinti ir neužmikite ant laurų. Nes, kaip sakant, užmigus ant laurų galima labai greitai nukristi ir kaip sakant, nusiridenti žemyn. Nes atminkit, vis dėlto ne visi patenkinti jūsų pergalę. Galbūt jūsų to dabar būtent finansiniu kažkokiu tai stabilumu, kažkokiom premijom ar dar kažkuom tai, ne visi patenkinti ir be abejo, kada žmonės nepatenkinti, jie vienaip ar kitaip gali pradėti tiesiog kenkti. Ir kokio patarimas dvyniams būtent šią savaitę? Vis dėlto tas pasyvumas, būtent ta našta, tas gyvenimas praeitimi, tos nuoskaudos, kurios būtent galbūt išlikusios yra. Būtent tai yra jūsų pasyvumas. Žmogus, kuris nieko nemato, jisai nieko nenori, jisai neturi jėgų, iš viso gyvenimas toksai. Bet čia galbūt šnekam daugiau jausmų srityje. Tai būtent galbūt reikėtų pamatyti, kad gyvenimas tęsiasi, pamatyti, kad yra daug gyvenime galimybių.
baigėsi viena meilė, atsiras kita. Bet be abejo turite nustoti galvoti apie praeitą. Ir būtent darykite tai, ką gerai išmanote, gyvenkite, dirbkite. Tai vis dėlto galbūt jums daugiau yra susiję daugiau su darbu. Galbūt tiesiog savo tas energijas skirkite dabar į darbą. Nes va būtent ten yra ta laimė. Taip? Tiesiog turite prabusti iš to tokio pasyvumo. Nes jeigu toksai pasyvumas, ta prasme, tęsis ir toliau, tai vis dėlto žmonėm ir paskui depresijos prasideda, suprantat. Ir va būtent, nes va būtent jum yra tos energijos, va tavo įtempta situacija tokia, kaip sakant, va šita tokia įtempta situacija, tai bet vis dėlto jūs turite tas energijas, kaip bebūtų, krūtinti. Fizinis darbas, taip galima sakyti, krūtėkite, eikite, darykite, sportuokite. Nu, žodžiu, krūtinkite savo energijas, kurios va būtent jums kelia apatiją ir nu, ten, žodžiu, visas tokias problemas. Turite judėti, turite krūtėti, turite, žodžiu, judėti. Taip, štai tokia 2 savaitė. Tikiuosi, šita taro prognozė jums patiko. Ir pasimatysime kitą savaitę. Iki.